Labadiena gerbėmiai skaitytojai, kolegos Forex traderiai. Šiame video mes pakalbėsime, kaip testuoti indikatorių MetaTrader 4 terminale. Tai yra nauja funkcija, kuri atsirado naujose MetaTrader 4 versijose ir ji leidžia mums pamatyti, kaip mūsų pasirinktas indikatorius dirba istorijoje. Ir taip pat leidžia mums pamatyti, ar indikatorius signalai persipiešia. Tai yra, kai indikatorius duoda kažkokius signalus, o paskui jie dingsta, atrodo, lyg signalų ir nebuvo. Taip pat ši funkcija leidžia mums pamatyti, kiek indikatorius yra geras, tai yra, kiek jo signalai yra pelningi. Taigi atsidarome mūsų MetaTrader 4 terminalą ir pabandysime pažiūrėti, kaip indikatoriai testuojami istorijoje. Užbėgant už akių reikia pasakyti, kad testuoti galima tiek standartinį MetaTrader indikatorių, tiek atsisiųstą, kurį jūs patys instaliavote į terminalą. Tačiau nežinau, su kuo tai susiję, ar su to, kad indikatoriai buvo sukurti iki šios funkcijos atsiradimo, ar yra kažkokių kitų programinių klaidų programuojant šią funkciją. Bet reikalas yra tame, kad kai kurie atsiųsti indikatoriai dėl kažkokių priežasčių testeryje nesitestuoja. Todėl gali būti ir taip, kad jūs atsisiuntėt kažkokį indikatorių, o testeryje jisai neveiks. Deja, nežinau, kodėl taip yra. Taigi, kaip ir testuojant robotus, mes pradėsime nuo kotiruočio atsisiuntimo. Tai yra terminale mes turime įkrauti istorinės kotiruotės arba kainos duomenis. Tai darome per meniu Tools ir History Center. Čia atsiras valiutų porų sąrašas ir mums reikia išsirinkti valiutų porą, kurią norime mes indikatorių testuoti. Na, pas mane darytas svaras doleris. Spaudžiame ant minutinio laiko intervalo M1 tam, kad mūsų duomenys būtų tiksliausi. Ir spaudžiame mygtuką Download. Spaudžiame OK. Na ir pas mane, kadangi duomenys jau yra įkrauti, nieko nevyksta. Na, o jeigu pas jūs jų nėra, atsiras žalia juosta, per kurią matysite duomenų įkrovimą. Po to, kai duomenys bus įkrauti, šį langelį uždarome ir susirandame viršuje mygtuką, štai atrodo taip, ir vadinasi Strategy Tester. Spaudžiame ant jo ir pas mus apačioje atsidaro testerio langelis. Ir štai šioje vietoje pas mus matosi, jei anksčiau buvo galima testuoti tik robotus, tai dabar atsiranda štai toks pasirinkimo langelis, kur galima pasirinkti, ką testuoti. Robotą ar indikatorių. Pasirenkame indikatorių, na ir pasirinksime standartinį MetaTrader indikatorių, kuris vadinasi MACD. Laiko intervalas pagal nutylėjimą yra 15 minučių, M15. Galima statyti bet kokį. Na, padarysim šiuo atveju M30, pusės valandos laiko intervalas. Indikatoriaus savybės paspaudus atsidarys indikatoriaus nustatymų langelis. Čia matome standartinius MACD nustatymus. Galite, jei norite, juos pakeisti. Spaudžiame OK. Sekantis mygtukas yra Symbol Properties. Tai yra langelis, kur nieko keisti negalime. Čia tiesiog matyti informaciją, koks yra spreadas, kokie swapų dydžiai bei kita informacija. Paspaudus Open Chart pas mane nieko nevyksta. Pagal idėją, manau, šioje vietoje turėtų atsidaryti grafiko langas su mūsų pasirinkta valiutų pora ir vizualizacija, taip kaip jis atrodys testuojant. Na, bet vėlgi tai galbūt yra kažkokia MetaTrader versijų klaida, nes jisai neveikia. Ir toliau Modify Indicator paspaudus atsidarys štai toks langas. Tai šioje vietoje galima keisti pačios programos kodą, jei jūs turite programavimo pagrindus ir norite kažką pakeisti. Na,
optimizacijos varnelės nėra, uždėti negalima, nes tai yra indikatorius, o ne robotas. Vizualizacija varnelė pažymėta pagal nutylėjimą, jos nuimti negalima, nes koks tikslas testuoti indikatorių, jei mes nieko nematysime. Na ir naudoti datą varnelę uždedame ir įrašome datas, kokį laikotarpį mes norime testuoti. Na ir vizualizacijos greičio reguliatorius iš pradžių geriausia yra nustatyti maždaug apie vidurį, kad iš pradžių grafikas greit nepabėgtų nuo mūsų. Na ir po to, kai visi nustatymai nustatyti, spaudžiame Start. Štai matome, atsinaujina grafikas ir po to matome, prasideda kainos judėjimas. Na, judant grafikui mes galime daryti kokius tik norim pakeitimus, jo nestabdant. Tarkime, nustatyti žvakes vietoj barų, jas pastorinti, kam patogiau, arba sumažinti. Taip pat galima pakeisti grafiko spalvų schemą, pasirinkti, tarkime, baltą foną, kas mėgsta. Galime nuimti tinkliuką, tai yra daryti bet kokius pakeitimus. Taip pat mes galime įkelti papildomą kokį nors indikatorių, pavyzdžiui, slankų į vidurkį. Štai pridėjome slankų į vidurkį ir štai tokiu būdu vyksta testavimas. Kaip matome, testavimas vyksta nelabai greitai, bet vizualizacijos greitį padidinus, greitis padidėja daug greičiau. Deja, terminalo autoriai neištaisė tokios klaidos, būtent dėl labai didelio greičio pasikeitimo. Tarkime, vizualizacija buvo ant 31, o padidinus 32 greitis pasidaro pernelyg didelis ir testas, štai matome, pralekia akimirksniu ir pasibaigė. Deja, šitos klaidos, šito bago MetaTrader autoriai neištaisė ir naujose versijose. Taip pat reikia pasakyti, kad mūsų modeliavimo tipas buvo kontroliniai taškai. Dabar imkime ir pakeiskime jį į visų tikų modeliavimą ir pamatysime, kad mūsų testavimo vizualizacija šiek tiek sulėtėja. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi tikai yra tiksliausias modeliavimo būdas realiame laike, kadangi yra įmamos minučių laiko intervalų žvakės ir jų pagrindų vyksta judėjimo emuliacija. Štai ant maksimalaus greičio matome, kad vizualizacija yra lėtesnė. O kai pasirenkame kontrolinius taškus, tada yra naudojamas daug grubesnis metodas padarytas artimiausiai esančių laiko intervalų. Tai yra įmamos ne minutinės žvakės, o artimiausias laiko intervalas. Jeigu mes testavome M30 laiko intervale, tai įmamas yra būtent 15 minučių. Būtent todėl iš pradžių mūsų testavimas praėjo daug greičiau. Na, jei mes nustatysime visus tikus, tai yra minučių laiko intervalo pagrindų, testavimas yra ilgesnis. Na ir atkreipkite dėmesį, kad testui pasibaigus senas grafikas su testavimu išlieka, kai testas yra baigtas. Taigi atsidarė naujas grafikas ir mes net jei nustatę greitį 32 matome, kad vizualizacija vyksta daug lėčiau nei su kontroliniais taškais. Na, aš rekomenduočiau rinktis modeliavimo tipą pagal kontrolinius taškus, kadangi galima reguliuoti adekvatų testavimo greitį. Nes, kaip sakiau, modeliavimas su visais tikais yra pernelyg lėtas. Na ir dabar pabandysime patestuoti įdiegtą indikatorių. Mūsų atveju bus Third Candle iš strategijos trečioji žvakė. Na ir taip pat verta pasakyti, kad štai bet kada galima paspausti pauzę testavimo metu
ir grafikas sustos. Štai šis mygtukas. Deja, galimybės atsukti atgal grafiko nėra, todėl stenkitės laiku paspausti pauzės mygtuką, kai jums to reikės. Na ir kam mums reikalingas indikatoriaus testavimas? Visų pirma, tam, kad mes galime pažiūrėti, kaip indikatorius dirba, kaip jis veikia, o svarbiausias dalykas, ar nepersipiešia indikatoriaus signalai, kadangi būtent jeigu signalas, tarkime, judant kainą, indikatorius parodo signalą, kažkokį šiuo atveju strėlytės įėjimui, tai galime stebėti, ar jos su laiku nedingsta, nes būna, jeigu staigiai kaina apsisuka, signalas prapuola. Tai yra labai svarbu. Na, o taip pat galima žymėti grafike vietas, kur jūsų nuomonė galima atidaryti sandorį. Jei, tarkim, atsirado kažkokia strėlytė, mes galime štai pažymėti štai šioje vietoje, sustabdę indikatoriaus testavimą, kažkokią vietą grafike ir toliau tęsti testavimą. Na ir tokiu pat būdu galima testuoti, kiek mūsų indikatorius yra geras, kiek jisai pelningas. Na ir taip pat žymint galima žymėti ir sandorių uždarimus, tai yra išėjimus, kada pagal indikatorių verta sandorį uždaryti. Na, be abejo, reikia priminti, kad prekiauti vien tik su indikatorium negalima. Indikatorius gali būti tik prekybos sistemos ar strategijos dalis ir neverta to pamiršti. Bet šiuo atveju indikatorius potencialas gali būti įvertintas ir štai tokiu būdu, testuojant jį testeryje. Ir taip yra galima išvengti dažno savęs apgaudinėjimo, kai mes iš karto matome kainos eigą ir šiuo atveju testavimas, matome, vyksta realiame laike ir mes nematome, kas bus toliau. Ir atitinkamai mūsų sąmonė leidžia tinkamai įvertinti indikatoriaus darbą. Todėl toks testavimas indikatoriaus tikrai gali praversti ir būti labai naudingas. Kągi, tam kartui tiek. Ačiū uždėmesi. Video įrašyta puslapiui forexprekiautoportalas.lt. Iki susitikimo kitose video pamokose. Viso gero.